Sveiki, brangieji kolegos ir bendraminčiai ir kiti gyvūnėlių mylėtojai. Štai paruoštas naujas stalas, švediškų vadinamas. Valgančių be abejo yra. Turim ir pagausėjimo. Kas darosi, perdirba, padeda susmulkinti. Žodžiu, viskas juda, viskas dirba, ką tik išdirbau, tai dar sunku yra atsikvėpti. Prašom, kas čia darosi, kiek gyvasties. Vienas už kitą greitesni. Šitiems jau virš mėnesio, atrodo tokie mažučiai. Turim ir retesnį. Išnešim į saulutę. Pi. Ir vandenėlių, ir saulutės, ir žuvytės. Žodžiu, visko, ko tik širdelė geidžia. Čia afrikinių, o išperėjo, afrikinių žąsų, o išperėjo kalakutį. Buvo 7, liko 6, 3 buvo nevaisingi. Technika, kuri padeda susidoroti su šitu visu. Iškasiau baseiną, aišku, ne olimpinis, bet žąsytės antintės galėjo ir atsigerti ir pasiturkšti, bet kažkuri vandeniu nuslūgus prabrėžė plėvelį ir vandenėlis dabar jau nuėjo į dugną. Tai tuo pačiu galvoju, padidinsiu šį, pagilinsiu, paplatinsiu. Kaip tik į šitus nelygumus sudėsiu žemę, tuo pačiu išsilygins. Ir aišku, padarysim naują plovyklą. Tik šį kartą jau padarysim, pridengsim rimtesnę plėvelę ir linoleumu, kad išlipdamos jos neprapjautų. Tai rašykit, kaip jums sekasi, kelkit, komentuokit, bus malonu. Čia, žodžiu, darbas darbą veja. Kas čia darosi? Ir malkos pjaut reikia, ir šiltnamį perkelt. Nauji arimai, naujos mintis, nauji norai. Žodžiu, viskas saulutė šviečia, oras geras, nuostabus. Tai ir jums geros dienos, iki malonaus.